naudojant sluoksnių maskuotes, gerokai praplečiamos galimybės kurti atvaizdus, kurių negalėtume išgauti, naudojant tik tradicinius įrankius. Sluoksnių maskuotėmis, paslėpdami pasirinktas atvaizdo dalis, galite nesunkiai sujungti vieną nuotrauką su kita ir taip sukurti darbus, kurie tikrai gali patraukti žiūrovų dėmesį. Jeigu mes naudojam maskuotę, tai juoda spalva yra ta spalva, kuri dengia paveikslėlį, o balta spalva tai yra ta, kuri yra peršviečiama ir paveikslėlio nedengia. Atlikime tokį pavyzdį. Štai turime vieną paveikslėlį ir turime kitą paveikslėlį. Dabar mūsų tikslas bus va šitose žiūronų vietose patalpinti pievos vaizdą. Kai mes naudojam maskuotę, šiuo atveju, kai vieną paveikslėlį sujungsime su kitu, naudojant maskuotę, tai įsivaizduokime, kad būtų lyg toks pavyzdys. Turime iškočiotą tešlą ir su formele įspaudžiame, pavyzdžiui, apskritimą. Taigi, tas paveikslėlis, kurį įterpsime į kitą paveikslėlį, turi būti nemažesnis. Taigi, pieva turi būti bent jau tokio pat dydžio, kaip šitas paveikslėlis, nes kitaip bus pusė pievos. Mums reikia, kad pieva užpildytų tiek vieno žiūrono sritį, tiek kito žiūrono sritį. Taigi, paveikslėlį, jeigu aš paprasčiausiai su padidinimo stiklu sumažinsiu, padidinsiu, tai nebus jie vienodo dydžio, nes tai yra tik matomumo sritis. Jeigu čia yra 100%, tai ir kitame paveikslėlį yra 100% ir jie turėtų būti panašaus dydžio. Taigi, paveikslėlių žiūronus sumažinsime. Sumažinti paveikslėlį arba analogiškai padidinti galime komandą, renkamės meniu Image ir yra Image Size. Aišku, jeigu mes paveikslėlį didiname, tai nukenčia jo kokybė. Mažinant paveikslėlį, aišku, tas jau yra paprasčiau. Štai. Dabar, jeigu tai pasižiūrėsim, pieva turėtų tilpti gražiai tikti. Tai dabar nueikime į paveikslėlį, kurį norėsime įterpti į žiūronus. Jį pažymėkime, viską pažymėti. Galime naudojant komandą Select ir yra All. Arba galėtumėm paspausdami klaviatūroje klavišus Ctrl+A. Dabar tai, ką turim pažymėję, nukopijuojam. Edit, Copy, tai yra pasidedam į atmintį ir tą paveikslėlį uždarome. Taip, dabar žiūronuose mums reikia pažymėti tas paveikslėlio sritis, į kurias norėsime įterpti dabar atmintyje esantį paveikslėlį. Galim pabandyti žymėti taip. Pasiemam žymėjimo įrankį, apskritimą. Dabar galim pasirinkti stilių. Tai bus paprastai brėžiama, tai bus fiksuoto dydžio ar bus elipsė. Pasirinkim, pavyzdžiui, fiksuoto dydžio. Mums reikėtų žinoti, kokio dydžio yra šitas apskritimas. Mes galim pamatuoti tokiu būdu. Pavyzdžiui, iš šono pasiemam pagalbinę liniją ir dar vieną pagalbinę liniją. Dabar mums reikia išmatuoti šitą atstumą. Ties pirma linija nustatom 0, jisai labai gražiai ir yra nustatytas, bet jeigu nebūtų, tai atsistotumėm į kampą, spaudžiam ir tempiam. Štai, tokiu būdu nusistatytume atskaitos pradžią. Ir matom, kad yra maždaug apie 10 cm.
Linijas galime pagalbinės panaikinti, jas tiesiog nutempiame, pasiemame brėžimo įrankį ir jeigu čia pas jumis yra ne centimetrais, o kitokiais matavimo vienetais, tai mes paspaustumėm dešinį pelės klavišą ir pasirinktume matavimo vienetus. Tai nusistatykime, kad būtų centimetrai ir nustatykime, kad tiek plotis, tiek aukštis būtų 10. Ir pabandykim viduryje spustelti, nusikėlę į šoną, bet nieko tokio, tai mes galim jį paprasčiausiai nunešti, nuvilkti į vietą. Dabar mums reikia antro. Tai tam klaviatūroje paspaudžiame klavišą Shift, atsirado pliusiuko ženklas ir spustelim, kad gauti. Nepataikėm padėti, grįžtame žingsniu atgal ir žiūrime daugmaž, kur spaudėme, kad pataikyti per aukštai. Grįžtame atgal. Nėra tiksliai, bet tarkime, aišku, galėtumėm dar tikslinti. Taigi turim pažymėtas sritis, mes jas galim kilnoti, tik dėja jos abi kilnojasi kartu, negalim kilnoti po vieną. Ir dabar tas pažymėtas sritis reikia įterpti paveikslėlį, kurį mes esame laikinai pasidėję atmintyje. Tai tam renkamės Edit, Paste Special ir yra komanda Paste Into. Štai, gavome paveikslėlį, kuris yra įkeltas į pažymėtas sritis. Ir matome, kad yra sukurta maskuotė, kuri dengia visą paveikslėlį, išskyrus va tas baltas dėmes, kurios yra atviros ir kur paveikslėlis yra nedengiamas. Mes paveikslėlį štai galim judinti, matome riba paveikslėlio ir tokiu būdu galim pasirinkti geriausią variantą. Jeigu norėtumėm va šitą rėmelį panaikinti, galim bandyti tiesiog su greito maskavimo įrankiu. Tam pasimtumėm piešimo įrankį, spalvos yra juoda balta, turim būti pažymėję maskuotę ir štai tokiu būdu galėtumėm atidengti didesnį sluoksnį. Aišku, galėtumėm pasididinti, piešimo įrankį galėtumėm susimažinti ir tokiu būdu mes galėtumėm štai labai stengiantis konkrečiau patikslinti tą sritį, bet dabar paliksiu kaip yra, kad nebūtų tokio griežto kontūro. Šitą kontūrą perėjimą mes galim sušvelninti. Tam tikslui ant maskuotės spustelim 2 kartus ir čia yra tokie lankikliai. Čia per matomumas, aišku, mums jo keisti nereikia. Ir čia va yra kraštų sušvelninimas. Štai tokie kraštai gaunasi labiau sulieti. Ir dar, kad vaizdas būtų natūralesnis, mes galime prie komandos opacity tiesiog spalvų suliejimas pasirinkti. Šitą spalvų per matomumą suliejimą. Štai. Vaizdas gaunasi labiau natūralus. Jeigu mes norime įterpti paprasčiausiai kažkokį paveikslėlį, tarkim, norime va šitą dovanėlę, tai mes jį paprasčiausiai galime iškirpti ir nukopijuoti. Dabar tai ir padarykim. Pasimkim, pavyzdžiui, greito žymėjimo įrankį ir greitai pabandykim šitą objektą pažymėti.
Aišku, jeigu yra nelygumų, nesklandumų, jos turėtumėm taisyti, bet aš dabar netaisysiu. Kai mes paveikslėlio objektą pažymime, jį galim paprasčiausiai kopijuoti, copy, grįžtam į prieš tai buvusi paveikslėlį ir čia galim paprasčiausiai klijuoti. Edit ir paste komanda. Štai tokiu būdu mes gauname paveikslėlį. Jeigu jis yra per didelis, galim pakeisti jo dydį. Renkamės meniu Edit, komanda, pavyzdžiui, Free Transform ir tokiu būdu galim pakeisti jo dydį. Jeigu tinka, patvirtiname ir štai galime jį kur norime padėti. Šitam paveikslėliui yra sukuriamas naujas sluoksnis. Taigi turim iš viso 3 sluoksnius. Sluoksnį, kuriame yra dovanėlė, sluoksnį, kuriame yra pieva ir maskuotė ir sluoksnį, kuriame yra žiūronai.